Kekės lūžta, o pomidorai nenoksta? Ką daryti, kad greičiau sulauktumėt saldaus ir skanaus pomidorų derliaus? Yra keli paprasti patarimai, kurie padės greičiau ir tolygiau sunokti pomidorams. Nes kai pomidorai dera vienu metu, juos panaudoti yra sunkiau, bei trumpiname sezoną, kai galime skanauti šviežių pomidorų iš savo šiltnamio. Tad jeigu kekės lūžta, visų pirma įsitikinkime, kad ant pomidoro jų yra tik tiek, kiek augalas spės sunokinti iki maždaug rugsėjo vidurio. Viskas, kas vėliau šio termino, yra tiesiog sėkmės reikalas, jeigu ruduo bus šiltesnis. Kitas jau jums žinomas patarimas yra apatinių lapų skabimas. Tiesiog noriu priminti, kad juos skabyti reiktų ne vienu metu ir masiškai, o tai daryti reguliariai po 1-2 lapus, kai kekės jau pradeda raudonuoti. Taip nesukelsite augalui didelio streso, užtikrinsite tolygesnį žaizdų užgijimą bei užtikrinsite, kad pats vėdinimas būtų geras. Nors jeigu augalas gražiai suformuotas, viską išskabome, aprišame, bet apačioje per daug lapų, tad arba pūna šaknies kaklelis, arba metasi grybinės ligos. Taip pat svarbus momentas yra augalo aukščio reguliavimas ir jeigu viršūnė jau yra per aukšta ir labai intensyviai auga rugpjūčio antroje pusėje, vadinasi, ant tų naujų viršūnių žydės ir megs vietoj to, kad nokintų esančius vaisius. Tad gali viskas baigti tuo, kad išplis ligos, kabės daug žalių pomidorų, bet nebus ką valgyti. Tad drąsiai šalinkite viršūnę, jeigu matote, kad ji jau yra per aukštai arba per intensyviai auga artėjant rudeniui. Nokimas skatina bei vaisių saldumą užtikrina sumažėjęs laistymo intensyvumas. Tad einant į sezono pabaigą, retinkite ir laistymus. Natūrali drėgmė, rasa ir rūkai vis dažniau pasirodo mūsų daržuose ir ateina iš šiltnamį. Bet ir augalui vandens trūkumas signalizuoja, kad reikia nokinti vaisius. Tad neturime išdžiovinti augalo, rūpinkimės jo sveikata, bet laistykime rečiau ir šiek tiek mažiau. Ir galiausiai pomidoram nokti padės tiesiog elementarus išskinimas jau sunokusių vaisių. Reguliariai šalinkime, skinkime maistui tuos pomidorus, kurie yra paraudę. Tai skatins kitų pomidorų augimą bei nokimą, bei orientuokimės nebe į augalo auginimą, tai yra keiskime trąšas. Jeigu prieš tai azotas turėjo didelę reikšmę pomidorų augime, dabar pomidorų trąšose turėtų vyrauti kalis. Paskatinti galime tiek granuliuotų trąšų bėrimas šaknų zonoje, tiek tirpių trąšų pasirinkimas, laistymas arba išpurškimas per lapus. Duodami didelę kalio dozę paskatinsime augalus nokti bei kaupti cukrų vaisiuose. O tam, kad trąšos būtų įsisavinamos greitai ir efektyviai, sukurkime tinkamą tręšimo foną. Tai galime padaryti naudodami pagalbinės priemonės. Tai yra natūrali kalio humato trąša, kuri lygiai taip pat gausi kalio, bet ir skatina geriau įsisavinti maisto medžiagas. Tad skaniam, sveikam ir gausiam pomidorų derliui subalansuokime tręšimą ir užtikrinkime pakankamą kalio kiekį vasaros pabaigoje. Prenumeruokite Žalia stotelė kanalą ir kartu sulaukime skanaus bei gausaus derliaus.